Tai šiandien atvažiavom dalyvauti traumą ir einam dabar užsiregistruoti. Pažiūrėsim, kas čia vyksta. Ir trauma yra varžybas, kur tiesiog minsim į taksi parko užvažiavimą. Tai turėtų būti visai įdomi patirtis. Startį paketą nepamirškit. Okay. Sveiki gyvi, freakiai gravel nuotykių mėgėjai. Jeigu filmuojate, būtinai pasiekite naują kanalą ant gravel. Seku, jeigu mušam 5. Taip, tai klausau dabar. Vardas? Titas Šijanas. Oh yeah, Titas, Reflections komanda. Titai, kokį tavo? 019. Jaunas 19 metų titui. Tikrai taip. Apsimeskim, kad taip. Suopiai ranke yra angliavandeniai lauke iš futrako, parodai, gauni pizzą, dešrainį. Wow. Ką tu laikini? Okay, ačiū. Aš paimsiu porą lipdukų. Viską galima lipdukų, visų porą, čia daug visokio atšvaitų, vaikam, draugam ir panašiai. Nes labai viskas tada puikiai. dalyvio paketas, va čia kairėje už kampo, visko ten. Gerai, sėkmės. Gerai. Einam sistemą. Jaučiu labai didelį turinį čia nais. Įdomu, maikonas kokio dydžio. Ta prasme, kebrytė čia pasistengė. Padarė net Vidinės etiketės yra. Elas. Padarysim unboxingą vėliau. Labai daug gerų dalykų. Tai ką mes? Einam dar pasižiūrėti į trasą, pasidaryti kaip čia kas, nes viskas labai puikiai atrodo. Tai let's go. Ne, čia neturėtų, čia kitam aukšte turėtų minti. Tai minsim kažkur iš čia, va. Kažkokiu būdu iki kažkur tai. Nežinau kur tiksliai, bet pamatysim po to. Wow. Kaip gerai atrodo. Labai puikiai atrodo, ką? Aha. Tai mano weapon of choice yra dviratis, su kuriuo prieš 10 metų startavau triatlono taurėj pirmą kartą gyvenime. Ir toliau tęsiam jo naudojimą nors ir po daugybės metų. Nes jis vis dar veikia, tai nėra ko pirkt naujo. Nors norėčiau, bet nėra ko. Man numeriukas 19. Tai greičiausiai bus taip suskirstyta, todėl traukiat kartu keliu. Jo. Atrodo, kad čia kažkokio labai didelio skirstymo nebus, bus tiesiog vyrų grupė ir tiek. Bet gandai sklinda, kad pasimėgint visiems. Aš tik norėčiau gal, kad tuos visus kiečiausius dviratininkus kur nors perkeltų. Nes iš manęs tai toks dviratininkas, kad nedaug dieve. Bet sklinda gandai, kad taip bus. Nu gal, žinai, čia toks geras klausimas, ar vis dėlto tai padarys ar nepadarys. Bet jeigu padarys, aš būsiu dėkingas. O jeigu ne, vis viena bus smagu ir bus labai gerai. Esu pilnumoje nepasiruošęs tokio tipo varžybom. Visiškai ne mano reikalas ir aš tikriausiai neturėčiau dalyvauti tokiuose dalykuose. Bet atrodo labai gerai. Ir turėtų būti labai smagu vien dėl pačio vaibelio. Ir jo, tai iš karto ačiū organizatoriam. Tai žiauriai gerai.
šita vieta labai neaiškiai, nu, tipo, sunku suvokti per lūžtą galvą bandant suprast, bet pats vaizdas puikiai. Ir čia kažkur tai bus Musėt startas. Atrodo, kad va štai čia jau tuoj. Va, čia kažkur tai startuosime. Turim didelį ekraną, labai gražų. Ir vaizdas į viršų. Ir mes mėgsime iki pat viršaus. Padarysim fakeikam reportažą. Manau, kad čia nebeinam. Tai briefingas išklausytas. Pasiklausėm, kaip dalyvausim. Dabar einam persirengti. Ir pradėsim, ką žinau, gal biškį reikės ir apšilt kažkiek, bet dar labai daug laiko, tai gal nėra ko, bet bent jau persirinksiu. Aš persirinksiu. Elena nedalyvauja. Tai biškį pavažinėta, išbandyta įkalnė. Rezumė tokia, kad biškį giringas man čia nelabai tinka, bet viskas bus normaliai. Mėnesio pabaigoj. Mano grupė gan stipri, tai kaip tik minsiu su kamera priekyje, tai pats tas. Galėsiu visus iš galo pafilmuoti. Manai, kiti savo dabar pedalai? Jo, aš galvoju, kodėl aš nepagalvoju apie tai. Būtų buvo žymiai greičiau. Užtikrintai, žinai, koja dedi ir įsisega.
Lemą kažkaip dviratį šokinėja iš pakojų. Bet greičiau praėjo, nei tikėjausi. Lava. Bent jau. Gal 30 sekundžių sakė, nežinau. Bet smagu visai. Bet dviratį šokinėja iš pakojų, lipo taip, manai. Jo, nelygu ir... Bet tiesiog visą laiką posūkio, visą laiką įtampa. Tipo, bandai neina ant gripo. Jo, aš bandžiau vieną visą aplenkt, kad būčiau antras, bet nepaėjo. Kojų neužteko ir reikėjo išštuoti. Televizorių bandžiau, tai nieko gero. Kaip tau sekasi? Wow, labai noriu pavalgyti, atsigert viską, bet taip nerealu, ten įeini, pasikrauni iš kartam kubinę. Jis save filmuoja dabar. Ne, matau, Deja, mato čia. bet labai gerai, tos transliacijas, kai rodo, nu yra nerealu. O tada nieks tavęs nepamaitina. Ne, buvo atnešę, bet čia greitai baigėsi. Tada geliukus reikia valgyti. Jo, geliukų kažkurį. Turit geliukų? Aš iššoviau vieną, tai bet pizą. Tai gerai? Nesitikėjau, kad man dviratis taip taškėsis į visas pusės. Ne? Jo, atrodo, gal dar tą padangas per daug prisipučiau, tiesiog reikėtų biškį kažkoks važiuoju ir dviratis visas, va, toks. Bet neslidu, normaliai Ne, kaip ir normaliai, tiesiog dažytas, tai žinai, gal biškį persisteigiau su 70 PSI gali. Bet pas mane 39. Tada normaliai. Nėra technikos, Normas ribose. Bet jo, šiaip gerai, labai smagu. Beveik pagavau, ne paskutinis, ir tai yra svarbiausia. Dabar paguotas vatėlis. Tai dar pusno. Tai dabar dar labiau laukiu, nes supratau, kad ne taip ir blogai. Greitas praeina, kiek mes čia gal 30 sekundžių. Greitai. Jo, tai kaip ten mergina. Susivarai ir viskas. Žiūrėt, čiotką žiauriai. Nebijokit. Kitą kartą visi būtinai dalyvaujat, klausykit Tito nuostabių emocijų bus. Trauma 26 metais tikrai reikės sudalyvauti vėl. Bus kita trauma lauke. Ir šoferį, ar jūs laikotės dar? Karlos Asanisas mūsų. Ties čia naisam, kaip matau, kaip jis vairuoja. Stipru. Emociškai išvarė iš protą. Fiziškai, emociškai, kad visų, dulkis, šikna, visą mašiną. Tai savo važiavimą likau trečias, gavau progą dar važiuoti Paguodos važiavime. Tai vėl paskutinis išvažiavimas. Žiūrėsim kaip gausis, gal dar pavyks kažką padaryti. Jeigu atvažiuosiu gal aukštesnėje pozicijai, gal dar toliau praeisiu į kvalifikaciją. Matysim. Bet šiaip jau labai noriu valgyti, labiau nei perėti kitą etapą. Tai žiūrėsim. Bet kol kas labai geras renginys, labai įdomu, smagu, lengviau nei tikėjusi, bet vis dar pakankamai challenging. Nu žiūrėk, dabar laikyk be šitų, be pedalų čiūvas. Be blokštelės. Na, čia yra, aš tipo turiu iš pirmą kartą įsisekt, o jam bus labai lengva O įsisekt. po to pabandyk aplenkti. Matai, nieks nesakė, čia realiai taisyklė, nes teoriškai tai turėtų būti, žinai, kažkoks... Startu, čia? Dėl aprangos jo nenori diskvalifikuoti pradžioje. Tugi bėgs. Tai dabar startuos pirmas, antras vietos, ne? Dabar startuos paskutinis grupsas, tada sąrašai jo. Ir tada visi lyderiai. Ir tie, kas dabar išėjo, irgi. Jo, tada galima važiuoti į ekraną pažiūrėti. Tai jūs paskutiniai grupiai, ne? Kairės.
galiu pasakyti. Bėgiai patys mėtytis pradėjo ir atrodė, kad sulūž dviratis, užmėtė, beveik išvažiavau iš trasos ir mane aplenkė ir likau 3 iš 3. Baigėsi mano varžybos, bet trauma 10/10. Tai Elena, ką mes galim pasakyti apie traumą? Aš tik stebėta. Bet ar patiko kaip žiūroviai žiūrėti varžybas? Per ilgai. Per ilgai. Labai ilgai. Ar prailgo labiau nei Ironmaną žiūrėti? Jo. Eikim į šviesą biškelį. Ne, šiaip gražus renginys, viskas labai cool, bet jau kojos atrodo sulis, kaip sakoma. Į užpakalį. You said it, not me, ne? Ok, tai va. Ilgas renginys, bet geras renginys. Geras. Ir jis dar nesibaigė. Tai dar reikės eiti pažiūrėti bent kažkiek iš finalinių važiavimų. Iš garsų atrodo, kad jie vis dar vyksta. Kaip tik tiksliau prasidėjo, o mes užsisakėm pizzą. Tai aš valgysiu ir bandysim pažiūrėti dar biškelių ir varysim namo ilsėtis. Puikia diena. Reziumė yra tokia. Puikia diena. Varžybos dar nėra pasibaigusios, bet man jos pasibaigė ir šiaip žiauriai jau pavargau, tai laikas namo. Užtrukom čia nei daug, nei mažai visą dieną. Tai man jaučiasi, lyg visą dieną būtų praėjusi. Ir esu pavargęs, noriu namo. Ir recapas dienos bus rytoj. Taigi, trauma praėjo. Dėviu traumas marškinėlius, kuriuos gavau. Žiauriai geri marškinėliai. Tokia nugarą. Tai renginys man asmeniškai praėjo ne taip gerai, bet iš rezultatų perspektyvos. Tai nepraėjau į antrą etapą. Tiesiog nelabai pasisekė, biškelį dviratis. Sutrukdė man praminti geriau, šiek tiek ir man pačiam trūksta jėgų minti tokį specifinį trumpą intervalą labai stipriai. O man svarbiausia buvo tiesiog sudalyvauti ir paremti organizatorius tam, kad būtų daugiau tokių renginių Lietuvoje ir atsirastų tokių labiau alternatyvos tam visam tipiniam mes sportininkai ir mes žiauriai rimti nusiteikimai. Labai fainai yra pamatyti varžybas, kurios yra labiau dėl pasilinksminimo, dėl gero laiko ir galų gale vis viena, jos yra apie varžymąsi, mes vis viena buvo laimėtojai ir pralaimėtojai, bet ilgainiui didžioji dalis žmonių, manau, vis viena varė tenais dėl pasilinksminimo. Dar kartelį, ačiū labai organizatoriam, Feikeikam, Trauma Festui ir ačiū Jums, kad žiūrit ir susitiksim kitam video.